Sveikučiai, gyvučiai visi, kas esate nebeingi šiam kanalui, kelionės pirmyn atgal nuotykiai kanalui. Iš esmės nieko daug nepasikeitė pavadinime, pirmyn atgal palikome, kadangi tas pirmyn atgal, tai manau, kad vos ne kiekvienoje gyvenimiškoje situacijoje, ar ne, galbūt egzistuoja, sakykime, išeinam iš namų, bet vis tiek mes grįžtam atgal į namus. Einam į parduotuvę, grįžtam atgal. Važiuojam į servizą, grįžtam atgal. Išvažiuojam į reisą, grįžtam atgal. Turim kažkokią kelionę, vėlgi grįžtam atgal. Nu, vienu žodžiu, taip jau surėdyta viskas. Tai va, noriu pasveikinti visus naujus atėjusius. Mačiau, keletas atėjo, keletas išėjo, bet būkite visi pasveikinti dar kartą su naujais atėjusiais metais. Ir ką noriu jums dabar aš pasakyti. O pasakyti štai ką noriu. Labai reikalingas jūsų aktyvumas. Atidžiau pasižiūrėję, vien tik tai pamatę banerį kanalo, ar ne, jūs, tai bus mano didelis prašymas jums visiems, esantiems, atėjusiems ir kurie galbūt ateisite ir žiūrėsite šią video medžiagą. Prašau, nueikite į bendruomenės skirtuką. Ten esu palikęs vieną klausimą. Klausimas skamba taip. Ar norėtumėte kelionę su dviračiu aplink Lietuvą? Tik prašau jūsų dabar vienintelio dalyko. Jeigu rašysite komentarus, neklauskite manęs, kada, kas, kaip, kodėl, čia ten permainos kažkas. Tiesiog jūs atsakykite į klausimą. Yra 3 atsakymų variantai. Taip, tai įdomu, būtų pirmasis variantas. Antrasis variantas atsakymo būtų ne, manęs tai nedomina. Ir trečiasis, beveik kiek atsimenu, nežinau ką pasakyti. Va taip suformulavau tuos klausimus, tai mačiau, žmonės jau daro judesį, jau, sakykime, kažkoks tai bruzdesys ten tam klausime darosi, ar ne? Kas atidžiau teisingai stebi kanalą, kam patinka kažkokia tai mano kūrima medžiaga, tai tie ir pasinagrinėja, ar ne? Žino, kur nueiti. Tai va, jau kaip ir pastebėjot, neliko mano kanale ten ir tų visokių funkcijų, narysčių, ačiū ar ką. Na, iš tikrųjų, mane labai daug žmonių, daug žiūrovų išdėjo tiesiog, pasakysiu tiesiai šviesiai, šunio dienas dėl tų 2 eurų, dėl 2, dėl 3 eurų, ten kur buvau sugalvojęs funkcijas tas, o aš nesugalvojęs, YouTube tiesiog pateikė tokias, ir pats autorius apsisprendžia, kūrėjas pats apsisprendžia tiesiog aktyvuoti jas, neaktyvuoti. Aš viską, ką norėjau daryti, norėjau daryti dėl žiūrovų labui. Žiūrovų labui norėjau daryti ir nežinau, kodėl buvo toks neigiamas požiūris į visą tai. Tarytum atrodytų, kad aš ten paprašiau 1000 pas jūs ir kažką, ten paprašiau per labas funkciją, ten jeigu galit, skirkite 2 eurus, ten negalit, neskirkit, prievartos tame nebuvo. Narystės, kas liečia, tai buvo 3 prenumeratoriai, kurie užsiprenumeravo, buvo užsiprenumeravę, noriu pasakyti didelį sorry. Tiesiog tai turėjo būti skirtinė narysčių kažkokia tai medžiaga, nematyti kadrai, būtent skirti tiem žmonėm, kurie, panašiai kaip ir Contribui platformose, ar ne, ar patronai, ar ne, kurie remia išskirtinai kanalą, skiria kažkiek tai savo pinigų, bet pamačiau, kad pas mane nėra tokių dalykų, vien tik tai kažkokie tai buvo pikti. Aš nekalbu apie visus. Tik tai noriu pasakyti, jeigu taip konkretizuojant, noriu pasakyti, kad tų, kurie mane jau ten dėjo į tas šuns dieneles, jų jau nebus šitam kanale, nes, kaip žinote, esu jums ir anksčiau minėjęs, kad aš tiesiog nenoriu šiukšlių pas save kanale, noriu kažkaip tai, nežinau, pozityvo, normalaus bendravimo, kad su manim bendrautų. Nesu aš čia kažkoks tai, žinot, siekiantis karjerų, pasikėlęs žmogus. Esu paprastas vairuotojas ir, tikrai, nebuvo priežasčių ant manęs taip jau čia
kaip sakant, užsivanelinti, ar ne, kad išdėti šitokiais žodžiais ir viską. Taip, tai 37 komentatorių neliko, nežinau, jie ten buvo, nebuvo užsiprenumeravę kanalą, bet stipriai pas mane sumažėjo prenumeratorių. Ne tame esmė. Esmė tame, kad aš žiūriu su perspektyva į priekį dėl kanalo našumo, dėl jums aktualių medžiagų, dėl to ir palikau tą klausimėlį bendruomenės skirtukę. Jūs užeikite, ir tiesiog atsakykite į tą klausimą, ar ne, nes tai labai yra aktualu. Galbūt ne keleto, sakykime, poros mėnesių bėgyje aš atsakysiu, kodėl atsirado tas klausimas. O ką, mes pagaliau pradedam judėti į keliones. Šiandien vėlai vakare išvažiuojame į Olandiją. Visų pirma, aišku, važiuosim, pasikrausim į Vilnių. Naktį laukia važiavimas per Lenkiją. Ir kaip visada, kaip ir anksčiau, sekmadienio dieną važiavimas per Vokietiją, vakare įvažiavimas į Olandiją, pirmadienį išsikrovimas, o toliau nežinau. Būna taip, kad aš žinau, bet būna taip, kad ir nežinau. Galbūt lauksim krovinio vietoje Olandijoje, galbūt važiuosim kur į Belgiją ar ką. Bus matyt. Jūs, žiūrėdami šią video medžiagą, viską sužinosit pirmieji. Taip, kad nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo. Galbūt ir netgi pasidalinkite su savo pažįstamais draugais, pakomentuokite, uždėkite, jau ten patinka, nepatinka. Oras tikrai nekoks, labai slidu. Taigi, nepalieksime, bet aš manau, kad bus, nusimato, tikrai įdomi kelionė ir nieko nelaukia. Keliaukim prie darbinės mašinos. Iki. Sėdžiu mašinoje ir nenoriu lipti į lauką. Čia kol kas savo dar sėdžiu. Tiesiog šuo nevarytas neitų galbūt į lauką. Atvažiavau prie darbinės mašinėlės. Štai mūsų mašina apsnigta. Reikės, aišku, dabar ją pasivalyti truputį. Susidėti visus baulus, pričindalus ir link sostinės. Jausmas toks, kad gruodžio 1 esu kaip grįžęs, o šiandien sausio 5 ir nevažiavęs. Tai pradėjau važiuoti, jausmas toks, kad kaip pirmokas atrodytų, kad, tarytum pirmą kartą važiuoju į reisą. Aplamai. Toks, žinot, ne baimė niekas, bet nežinau. Manau, paaiškytų tas, kas atsisėstų už vairo, nes šiaip nelabai apibūdinamas toks. Vienu žodžiu, karantininis berniukas. Slidu. Atvažiavom į sostinę. Iš Alytaus važiuojant į Vilnių, tai toks kelias vienas ne iš gerųjų tikrai. Mažai priežiūros matosi iš karto. Pažiūrėsim, kiek pas mus kuras. Man dabar viskas įdomu. Po šitiek laiko nevažiavimo, tai dizelis. 1,4840. Jūs dabar nepabėkit, papasakosiu bajeriuką. Tuoj papasakosiu. O bajeriukas būtų štai koks. Vienu žodžiu, nuvažiavau į Vilnių, pasikraut krovinio. Ir kaip visada, pasikroviau krovinį, susipildėm CMR-ų, susištampavom, užsitentavau vienu žodžiu visus šonus mikriuko. Sėdau važiuot, galvoju, viską čia pasiruošiau,
kaip sakant, gerai, pradedam judėti link Europos. Važiuoju taip iš Vilniaus, išvažinėju, važiuoju ir radiją klausau. Ten kažką, tai žinot, radio stotis penktadienis, čia taip ir taip, linksmas savaitgalis laukia, taip ir taip. Man taip, žinot, mintelė tokia krebžda, galvoju, palaukit, penktadienis? Taigi aš visada, kada man pirmadienį reikia pristatyti Olandijoje krovinį, aš visada šeštadienį vakare išvažiuoju. Šiandien penktadienis. Tai kaip aš čia susiruošiau važiuoti į reisą? Tai va, matot, gaunasi taip, kad ką reiškia, 5 savaitės nevažiuoti aplamai į reisą ir tiesiog pamiršti sistemą, pamiršti visus reikalus ir atitrūksti nuo darbo, verdi ten savoj kasdienybėje ar ne. Ir vienu žodžiu, gavosi taip, kad grįžau namo, galėsiu vėl lovytėje savo pernakvot ir rytoj jau iš tikrųjų galbūt keliausim į reisą. Kuriozinis toks linksmas nutikimas, vienu žodžiu, nežinau, galbūt ir jums yra kažkas panašaus kažkada įvykę. Bet čia, kaip sakant, aš neįsigalvojau, gavosi taip, kaip gavosi, nes matot, yra pas mus antradieniais ir penktadieniais važiavimai į Olandiją, sakykime, ar ne, tai antradienį jau tikrai reikia pasikrovus važiuoti, kad ketvirtadienį pristatytum, o penktadienį, kada krauniesi, tai reikia pirmadienį pristatyti. Tai ašgi visada šeštadienį vakarais važiuodavau, ne kartą su jumisgi esu važiavęs, penktadienį pasikrauni, šeštadienį vakare išvažiuoji. Gerai, tai nesikartosim tą patį per tą patį. Vienu žodžiu, jeigu kažkam yra kažkas panašaus nutikę, tai parašykit tiesiog komentaruose, tai pasirašinėsim, padiskutuosim tais klausimais ir tais nuotykiais. Tai ką dar norėčiau priminti, kad nepamirškite į bendruomenės skirtuką nueit, užbalsuot už tą klausimą, ar ne, dėl kelionės aplink Lietuvą su dviračiu ir projektas būtų gyvenimas po saulę. Svečiai, kurie pirmą kartą užsuko, tie, kurie užsiprenumeravo, jau jums nereikia užsiprenumeruoti, nebent dar pamiršot tokią skiltelę pažymėti, kad visi pranešimai, ar ne, kad norėtumėt gauti. Pirmieji, kad norėtumėt gauti išėjusią video. Jeigu kažkam tai patinka tai, ką aš čia nusišneku, kalbu, tai užsiprenumeruokit, tai tų nusišnekėjimų daugiau bus. Pamatysit. Vienu žodžiu, galit ir pasidalinti, galit ir palaikinti, galit ir nykštį žemyn padaryti, dislike'ą padaryti. Vienu žodžiu, kaip jums išeina, tai padarykit. Jeigu kažkas tai yra įdomaus, tai užsiprenumeruokit, sekit šitą kanalą. Jeigu daryčiau vieną dalį šio važiavimo, šio reiso, šios kelionės, tai būtų labai ilga ir jums atsibostų tikrai žiūrėti. Tai gal padarykim taip, šitas visas naujienas su linksmais nuotykiais šio vakaro ir, sakykim, su tuo bendruomenės reikalu, ar ne, tai tai bus pirma dalis, tai bus pasiruošimo į kelionę dalis ir antra, sekanti dalis jau bus tikrojo važiavimo, ar ne, kuri prasidės rytoj. Ir tada gausis kažkokia tai pilnesnė, įdomesnė, produktyvesnė medžiaga. O dabar tikrai jau tariu, labanakt, pasilikite su šiuo kanalu, atsiveskite draugų, atsiveskite pažįstamų, iki rytojaus.